Sveiki. Na kągi, šiandien apžvelgsime naują mikrofoną, kurį naudosiu savo visiems vlogams, Instagramui, Reelsams, Storyams, TikTokui. Už 50 eurų šiandien išbandysime jį. Tai išpakuokime šitą mikrofoną. Let's go! Šitą mikrofoną dar reikės, jeigu norėsit prie telefono prisijungti, jeigu iPhone naudoja. Žodžiu, iš karto gaunam dėžutę. Žiauriai man patinka dėžutės, nes nebus išmėtyti mikrofonai, tai bus tvarkingai sudėti dėžutės gražiai. Wow, žiūrėkit kaip įdėta. Nesijaučiu, kad sveria. Kam šitą šiukšlių? Ir va, receiveris, kad prijungti prie kameros, telefono. Ir va, turime Hollyland Lark M1. Žiauriai kompaktiškas, žiauriai simple naudojimasis. Jisai turi dar ir tą noise cancelling, slopina pašalinius garsus ir nebesigirdės nei siurblio garsas ir skamba teisingai virtuvėj. Toliau turim čia pilną laidelių, kur jau čia sujungti reikia. Tai va, ištiesuosim šitą mikrofoną. Nu ką, įjungiau mikrofoną, tai dabar tikrai turėtų geriau skambėti nei mano ten šitas mikrofonas. Jau biškį ir sulūžęs. Kas nori biudžetinio mikrofono, tai vat, Hollyland Lark M1 tikrai jums tinka puikiausiai. Už tokią sumą, toks mikrofonas tikrai tinka bet kuriam vlogeriui. Nereikia gero mikrofono. Reikia gero mikrofono, bet nereikia ten jau už 400, kur ten jau kad vlogą padaryti už 400 eurų. Na kągi, sveiki visi atvykę į lauką. Tai va, išėjau į lauką pratestuoti, kaip tik vėjas čiučiut yra. Galime eiti. Ir savo kaip šalta. Biš prisnilo, ką sakyčiau. Tai va, atėjau į kitą kiemą pusę. Sveiki. Tai va, galiu jungti ir noise cancellation, kad tipo kitus garsus pašalinti. Už 50 eurų mikrofonas tikrai tinka tiek vlogeriams, tiek streameriams, tiek podcasteriams, tiek interviu darytojams. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatysime kitame mano video, kuris bus greitai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo. Čiau.